Su jumis Aušra Križinauskienė ir šį vakarą jums pristatysiu galimybę, kuri gali pakeisti jūsų gyvenimą, jeigu jūs tik tais panorėsite. Turbūt kiekvienam yra tekę susidurti su situacija, kai tenka spręsti, o kągi pakeisti savo gyvenime, kad esama padėtis pasikeistų, nebetenkina jūs. Norisi gyventi geriau, kokybiškiau ir iš tiesų užklupusi mūsų pandemija, kuri dar vis ir tebesitęsia ir daugeliui pakišo koją ir vieni arba sumažėjo darbo užsakymai, kitiem netgi gavosi, kad neteko darbo, tačiau atsirado būtent galimybė kažką imti ir pakeisti. Atsirado laiko pamąstymams ir kad kiekviena mūsų tokia atsiradusi krizė, ji duoda atrasti save iš naujo kitoje veikloje. Ir pagal rytų išmintį kinų kalboje šitie du hieroglifai sujungti reiškia žodį krizė, tačiau kiekvienas iš jų atskirai reiškia vėl skirtingos savokas. Kairėje esantis reiškia grėsmę, dešinėje pusėje galimybės. Ir iš tikrųjų juk kiekviena krizė mums atneša du požiūrius ir pasirinkimus. Vieni pasiduoda ir susitaiko su situacija, o kiti kaip tik atranda pokyčius ir galimybės. Todėl šiandien noriu jums pakalbėti su jumis apie kompaniją, kurios šūkis yra gimei, kad būtum epiškas ir išskirtinis. Ką reiškia, kad būtum epiškas? Tai gyventi kokybiškai, o ne tik vien egzistuojant. Ar jūs esat pasiruošę keisti savo gyvenimą? Ar tiesiog susitaikysit ir gyvensit pagal turimas sąlygas? Galite parašyti komentaruose. Aš pati šitoje kompanijoje esu vien dėl to, kad tikrai labai noriu stipriai pakeisti esamą situaciją ir kad galėčiau įgyventi visas savo svajones, ne tik savo, bet ir šeimos. Ir pati Bepi kompanija yra gyvenimo stilių keičianti kompanija. Ji susikūrusi JAV 2016 m. lapkritį. Į Europą atėjo dar tik tais šių metų vasario mėnesį. Todėl kompanijos augimo galimybės šičia yra didžiulės. Dauguma dar net nėra girdėję apie šią kompaniją. Todėl iš tikrųjų sveikinu, kad jūs esate šiandien čia. Pati kompanija siunčia produkciją net į 160 šalių ir tai yra hibridinė internetinės rinkodaros kompanija. Kompanija dirba su mokslininkais, kurdama unikalius produktus, kurie maitina mūsų ląsteles ir dirbama yra dviem kryptimis. Sveikatai, tai yra geri, kokybiški ir veiksmingi produktai, ir kita kryptis yra verslas ir uždarbis kiekvienam. Taigi dar net ir Sokratas buvo sakęs, kad sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko. Ir jis tikrai buvo teisus, nes juk jei žmogus neturi sveikatos, tai jis kitiems dalykams ar veikloms tiesiog neturi jėgų, nes juk visos mintys tada būna nukreiptos į momentą, kaip pasveikti. Juk nėra nei vieno žmogaus, kuris per visą savo gyvenimą nebūtų sirgęs. Tačiau svarbiausia yra rūpinti savo sveikatą iš anksto, nors to dar mūsų visuomenėje kaip įpročio nėra. Ir atrodo, kad būti sveiku yra savaime suprantamas dalykas. Arba kaip kiti yra įpratę teigti, kad jei serga, tai tiesiog pasitaikė prasti genai. Tačiau juk viskas yra mūsų rankose. Taigi, kas yra žmogaus sveikata? Organizmas susideda iš 12 sistemų. Kiekviena sistema sudaryta iš organų, organai iš audinių, o audiniai iš ląstelių. Vadinasi, visas mūsų organizmas yra sudarytas iš ląstelių. Ir būtent ląstelės yra pats svarbiausias ir pagrindinis dalykas, mūsų sveikatos pagrindas. O kas yra kaltas, kad ląstelės yra nesveikos ir mes sergame? Kokios viso to yra priežastys ir kas prie to priveda? Tai pirmiausia, jeigu ląsteliai trūksta deguonies, energijos trūkumas, nepašalinti šlakai toksinai, maisto trūkumas.
Maisto trūkumas ląstelėm tai ne tas maistas, ką mes valgome, kepsniai ir daržovės. Kad ląstelė veiktų, jai reikia specifinio maisto. Tai yra 22 amino rūgščių, 70 mineralų, 12 vitaminų, 7 fermentų grupės ir 3 polinesočiosios riebalų rūšys. Iš mūsų valgio maisto ląstelė gauna tik nedidelę dalį, tai yra vos 10–15% jai reikalingo maisto. Žiūrėkime, kas yra dar toliau. Ko reikia, kad būtų sveikos mūsų ląstelės ir tuo pačiu sveikas mūsų organizmas. Tai pirmiausia, reikia pagirdyti organizmą, išvalyti, pamaitinti ir apsaugoti. Iš mūsų valgio ląstelė, kaip ir minėjau, gauna vos 10–15 reikalingų maisto. Ir vitaminai vaisiuose ir daržovėse, juos nuskynus, išsilaiko tik 18 valandų, paskui lieka tik kaip ląsteliena. Norint, kad organizmas būtų prisotintas visom reikalingom maisto medžiagom, mums reikėtų per dieną suvalgyti virš 30 kg daržovių ir vaisių. Na, tai yra, manau, fiziškai neįmanoma. Todėl mūsų produktuose, Bepi kompanijos produktuose yra didelis koncentratas visų reikalingų šitų medžiagų ir tai yra pagaminta nanotechnologijų pagalba, kai tiesiai patenka į mūsų ląsteles. Taigi, kompanijos Bepi produktai jų yra nedaug, bet tačiau kiekvienas yra itin veiksmingas. Veiksmingumas pajaučiamas jau per pirmasias vartojimo dienas. Iš tikrųjų, jeigu jau čia esantis tikriausiai dauguma jau yra išbandę šitos produktus, galite pasidalinti, per kiek laiko jūs pajutote jau vienokį ar kitokį poveikį. Galite komentaruose parašyti. Mano pirmasis patyrimas tai buvo vartojant Elevate rytinę kapsulę. Iš tikrųjų, ilgą laiką jau buvo taip, kad neturėjau energijos nuveikti net paprasčiausius darbus ir nežinojau, ko griebtis, o kadangi kai man pasiūlė išbandyti šitos produktus, tai net nedvejodama sutikau. Ir jau net pirmą dieną, tik išgėriau žalią tą Elevate kapsulę, nežinau, iš visa diena buvo tokia kupina energijos, aš nuveikiau per tą dieną tiek darbų, kurios buvau susiplanavus, kur anksčiau net nepadarydavau per savaitę. Tai iš tikrųjų man buvo didelis atradimas ir noras šitais pasiekimais, rezultatais dalinti su visais aplinkiniais. Taigi šiek tiek trumpai, tai va matau Jolanta, jo pirmi pojūčiai po 4 dienų, po poros valandų Gita, tai iš tikrųjų labai veiksmingi, efektingi produktai. Galima drąsiai rekomenduoti kitiem, o ypač tiem, kas dar jų net ir neišbandė. Taigi šiek tiek supažindinsiu apie pačius produktus. Kaip ir minėjau, Elevate'as, jis yra skirtas mąstymo aiškumui, energijai, tai yra super adaptogenas ir bioprieinamumas jo toks didžiulis. Tai yra vaisių ir daržovių sveikų maisto produktų formulė. Viskas yra vienoje šitoje kapsulėje. Ir kuo ypatingas Elevate produktas? Jis stiprina bendrą organizmą, jaunina organizmą ląstelių lygyje, reguliuoja medžiagų apykaitą, kelia tiek fizinį, tiek protinį darbingumą, stiprina atmintį, nuotaiką gerina, apsaugo nuo stresų ir įtampos ir iš tikrųjų gerina gyvenimo kokybę. Jis sudaro adaptogenų kompleksas, tai vienas iš pagrindinių sudedamųjų dalių yra kordycepso grybas. Šis gydomasis grybas auga tik aukštame Himalajų plokščiakalnyje ir tyrimų duomenimis didelis fitocheminių elementų kiekis pagerina deguonies absorbciją, aerobinę ištvermę ir ląstelių energiją. Tai
labai stipriai veikia mūsų ląsteles, būtent cordycepso grybas. Ganoderma, arba dar kitaip vadinamas reishi grybas, yra veiksmingas gydant ir užkertant kelią daugeliu ligų, stiprina ir valo kūną, gerina atmintį. Čiaga grybas, jis taip pat, jo aktyviai komponentai ir mikroelementai kaip kalis, cinkas, geležis dalyvauja visuose žmogaus organizmo procesuose. Ir kai bent vieno iš jų organizme nepakanka, tada mes imame ir susirgame. Taip pat jis padeda prie žarnyno ir kepenų ligų paūmėjimų, taip pat veikia prieš vėžį. Dar sudėtyje yra radiola rozacea arba kitaip Sibiro ženšenis, padeda atstatyti ir išvengti komplikacijų po operacijų, kovoja su peršalimo ligomis. Ir taip pat kitas sudedamoji dalis yra bakopimonir arba bachmi, vertinga žolė ar ajurvedoje yra žinoma. Ir iš šitos žaliavos gaminami nootropiniai ir kitų nervų sistemą veikiantis vaistai. Veikliosios medžiagos įeinančios iš augalą padeda sergant epilepsija, astma, opomis, navikais ir daugeliu kitų ligų. Taip pat, kas mums suteikia geriant Elevate energijos, tai yra sudedamoji daly yra mate, gerina virškinimą, normalizuoja psichoemocinę būklę, sutrumpina miegui reikalingą laiką, didina aktyvumą, ir žalioji kava, kuri gerina taip pat irgi virškinimą, skatina riebalų deginimą, mažina alkio jausmą, pašalina galvos skausmus. Tai yra labai gausus naudingų medžiagų kompleksas. Taip pat įeina guarana. Priemonė nuo viduriavimo, normalizuoja apetitą, nervų sistemą stimuliuoja ir jo himbi, gerina virškinimą, stimuliuoja aktyvumą centrą smegenyse, gerina dėmesio koncentraciją ir fizinę veiklą. Ir taip pat šitoj kapsuliai, šitam produkte yra gausus vaisių ir daržovių asortimentas, kur, kaip minėjau, kad mes tokio didelio kiekio nesuvalgome per dieną, tai mes gauname koncentruotai su Elevate produktu. Įeina špinatai, brokoliai, morkos, burokėliai, pomidorai, šitaki, pievagrybiai, obuoliai, vynuogės, braškės ir daugelis kitų. Ir mokslininkai jau yra seniai įrodę, kad būtent kasdienis vartojimas maiste padeda stiprinti imuninę sistemą, gerina širdies ir kraujagyslių darbą, prisotina organizmo vitaminais ir mineralais. Kitas produktas yra skirtas mūsų miegui ir organizmo detoksikavimui. Tai yra švelniai veikianti formulė ir gausi probiotikais, prebiotikais ir fermentais. Accelerate sudaro 2 kapsulės. Tai yra balta Accelerate Sleep, skirta miegui, skirta ne bet kokiam, o būtent giliam miegui, ir kompleksas stresui mažinti, tai yra gyvybinių jėgų atstatymo kompleksas. Kita purpurinės spalvos kapsulė skirta organizmo detoksikavimui, svorio reguliavimo kompleksas, probiotikų, prebiotikų ir fermentų kompleksas. Tai iš tikrųjų šitas produktas padeda lieknėti miegant. Accelerate komplekso poveikis daugiausia susijęs yra su virškinimo trakto normalizavimu ir gerinant skrandžio ir žarnyno funkcijas, normalizuoja floros būklę, kuri tiesiog veikia imunitetą ir sprendžia daugelį problemų, kaip odos problemas, plaukus, stiprina nagus, reguliuoja svorį. Ir iš tikrųjų, vartojant šitą produktą, galima sunormalizuoti mūsų miegą ir pagerinti vidaus organus ir tuo pačiu sulieknėti. Ir tai tikrai nereikia jokių dietos pakeitimų, galima nekeičiant savo įprasto dienos režimo, lengvai mesti svorį miegant. Šitą kompleksą sudaro spanguolės, kurios yra kaip stiprus antioksidantas ir taip pat gerina virškinimą, kovoja būtent su disbakterioze, sunaikina būtent opaligę sukėlėjus, helibakteriją
išvalo žarnyną, padeda iš organizmo išvesti sunkiuosius metalus ir druskas, pasižymi antibakterinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis. Taip pat yra aktyvuota anglis šitoje sudėtyje, ir kuri išvalo organizmą nuo nereikalingų medžiagų, nes, kaip žinote, aktyvuota anglis jį tiesiog sugeba sutraukti viską. Mažina dujų kaupimąsi žarnyne. Trečia sudėdamoji dalis yra artėja šaknys, kurios geriausiai veikia kvėpavimo takų sistemą bei imunitetą. Efektyvus yra būtent prieš anginų, tracheitų, bronchitų ir plaučių uždegimų. Taip pat stiprus poveikis turintis yra imbiero šaknis, kuri gerina ir širdies kraujagyslių sistemą, valo kraują nuo cholesterolio, atstato kvėpavimo sistemą bei smegenų veiklą. Iš tikrųjų yra didžiulis šaltinis mikro ir makroelementų. Kiaulpienės šaknis, kuris skatina virškinimą, efektyvus yra gydant kepenų bei šlapimo takų ligas, padeda prie daugelio problemų. Tai va, būtent geriant Accelerate produktą mes gauname didžiulę naudą ir organizmas ne tik kad pailsi, bet ir yra išvalomas. Dar svorį reguliuojantis kompleksas yra senos ekstraktas, kuri veikia kaip laisvinanti priemonė, padeda prie hemorojos, vidurių užkietėjimo, margainis, veiklioji medžiaga, padeda statyti ir apsaugoti kepenų ląsteles nuo toksinų, reguliuoja skrandžio žarnyno funkcijas. Guobo žievė veikia prieš virusus ir bakterijas, degina riebalus, skatina viršvorio atsikratymą, reguliuoja žarnyno veiklą, neleidžia kauptis dujom žarnyne, o aloe vera iš tikrųjų yra žinoma ir dėl daugelio savo naudingų savybių, kuri taip pat prisideda deginant riebalus, stiprina plaukus, nagus, odą. Taip pat yra, kaip ir minėjau, gausu probiotikų, prebiotikų ir fermentų. Taip, kurie, pavyzdžiui, topinambai, kitaip vadinama žemės kriaušė, galima drąsiai sulyginti su ženšeniu, jo sudėtyje yra gamtinio inulino analogo, dėl ko labai gerai reguliuoja cukraus kiekį esant diabetui. Padeda prie podagros, akmenligės, viršsvorio, reguliuoja cholesterolio kiekį. Prebiotikai, gysločio milteliai normalizuoja žarnyno veiklą, išvalo organizmą. Dar kitas probiotikų kompleksas, kuris naudingas yra žmogaus. Bakterijos atstatančio žarnyno veiklą gamina antikūnius tam tikriems virusams išvesti iš organizmo. Mažina patogeninių bakterijų augimą bei neleidžia jiems būtent tvirtintis prie žarnyno sienelių. Ir fermentai veikia biocheminius procesus ląstelės viduje. Virškinimo fermentai kaip amilazė skaido angliavandenius, proteazę, baltymus ir lipazę riebalus. Fermentai yra reikalingi, kaip ir daug žinote, kad virškinimui bei medžiagų pasisavinimui, stimuliuoja smegenų veiklą, skatina medžiagų apykaitą, dėl ko padidėja ir padaugėja pas mus energijos. Kompleksas giliam miegui tai sudaro magnio citratas, nes kai trūksta magnio, iš organizmo išvedamas kalis, kuris priveda prie nuolatinio nuovargio ir silpnumo. Magnis yra svarbus, nes veikia nuskausminančiai, raminančiai, antistresiškai. Valerijono šaknis raminanti nervų sistemą, apyniai, efektyvūs prieš širdies kraujagyslių ligų, veikia nuskausminančiai, raminančiai, veikia nemigą, stresą, psichinę įtampą. Tai va, visos šitos sudedamosios dalys mums padeda gerai išsiilsėti naktį ir patirti gilų kokybišką miegą. Tai va, jį dar sudaro jonizuotas kalcis, vitaminas B3 ir melatoninas, kuris yra itin svarbus miegui bei grožiui. Labai stiprus antioksidantas, veikia prieš vėžį ir senėjimą. Kas dar mums padeda mažinti stresą, tai būtų sudėtyje esanti ašvaganda,
ir citrinos ekstraktas, kuris yra labai stiprus antioksidantas bei vitamino C šaltinis. Taip pat pasifloros ekstraktas ramina nervų sistemą, L-tianinas tai yra amino rūgštis, kuri didina organizmo atsparumą stresui, gerina nuotaiką ir duoda energijos. Gyvybinių eigų atstatymo kompleksas esantis akselerate, jį sudaro juodųjų pipirų ekstraktas ir kalcio ekstraktas. Šie abu veikia kaip antioksidantai ir gerina kraujotaką, deguonies kiekį kraujyje, padeda esant nervų raumenų impulsams, nemigai. Kitas mūsų produktas yra Hydrate, tai šarminis vanduo. Jo pranašumas yra tas, kad įkrauna vandenį daugiau nei 70 mineralizuotų jonizuotų smūginių ir geriamam vandeniui suteikia malonų natūralų skonį, padeda atkurti pH balansą organizme ir jis yra 100% grynas, natūralus. Būtent vanduo organizme yra itin svarbus. Ir jeigu mes geriame kokybišką šarminį vandenį, tai organizmui nauda yra dar didesnė. Nes tyrimai rodo, kad svarbu užkirsti kelią net ankstyvoms dehidratacijos stadijoms. Dehidratuota veido oda yra prilyginama senėjimui. Pagal tai galima nustatyti, ar jums trūksta skysčių, jei oda yra pilkos spalvos, pastebimos pirmosios raukšlės, dažnas pleiskanojimas, nuolatinis odos sausumas, oda tampa labai jautri ir atsiranda nemalonus tempimo jausmas. Jeigu yra jums paraudimų ar elastingumo praradimas, bei jei atsiranda pigmentinės dėmės, tai verta susimastyti, kad jūs geriate ir naudojate nepakankamai kiekį vandens ir reikėtų susirūpinti būtent to vandens kokybę. Vanduo labai svarbus yra pagal pH ir sveikatą. Iš tikrųjų labai svarbu palaikyti vandens ir druskų ir rūgščių šarmų pusiausvyrą mūsų organizme, nes kylant rūgštingumui mūsų organizme padidėja patogeninės floros, palankios aplinkos daugeliui bakterijų augimas ir šarminėje aplinkoje jie dažniausiai neišgyvena. Todėl ir ypatingai yra verta gerti Bepi kompanijos Hydrate 8 šarminį vandenį. Nes iš tikrųjų norint palaikyti optimalų rūgščių ir šarmų balansą organizme, žmogui reikia teisingai maitintis ir gerti būtent švarų, aukštos kokybės vandenį, kurio pH yra neutralus, o geriausia, kad tai yra, kaip ir minėjau, šarminis. Tai va, dietologai rekomenduoja gerti išgrynintą, galima pridėti laimo sulčių, citrinos sulčių, mėtų lapelių, šviežio agurko, nes tai dar labiau papildo mūsų organizmą įvairiom mineraliniam medžiagom. Ir sujungus mūsų 3 produktus Hydrate, Elevate ir Accelerate, unikalumas yra tame, kad komponentai įeinantys į jų sudėtį susideda iš daugybės naudingų medžiagų kompleksų ir papildo vienas kitą ir taip pat sustiprina jų poveikį. Tai vartojant tik šiuos 3 produktus nereikia gerti mums daugybės kitų papildomų produktų, nes organizmas prisipildo naudingomis medžiagomis ir, aišku, mes jaučiamės žymiai geriau. Dar vienas produktas yra skirtas mūsų vaikams, Great Kids, tačiau jį gali vartoti net ir vyresniojo amžiaus, kuriems yra daugiau visokių pašalinių ligų ir papildus produktus reikalinga įvesti jau palaipsniui atsargiai. Great Kids suteikia vaikams energijos, gerą nuotaiką, gerą miegą. Tai yra puikus apetitą žadinantis produktas ir stiprina imunitetą. Great Kids ląstelių
Ir mitybos ir vitaminų kompleksas, į kurį sudėtį įeina špinatai, brokoliai, morkos, burokėliai, pomidorai, pievagrybiai, obuoliai, spanguolės, granatai, apelsinai, vynuogės, braškės. Iš tikrųjų, ko reikia vaiko augančiam organizmui gauti kiekvieną dieną, tačiau pavieniais kaip maisto produktais, ne visi tiek suvartoja ir gal net ir neįmanoma tiek suvartoti. Ir ko yra ypatingas Great Kids produktas, kad sudėtyje nėra cukraus, glitimo, tai yra be GMO ir gyvulinių ingredientų, be dirbtinių kvapiklių, dažiklių. Tai yra grinai natūralus ir vaikams saugus vartoti produktas. Jis padeda būtent formuojantis vaiko imunitetui, padeda nuo užsitęsusių kvėpavimo takų virusinių infekcijų. Ta limfocitų trūkumas organizme gali sukelti imunodeficito ligas, kurioms būdingas stiprus prakaitavimas, gerklės skausmas, limfmazgių patinimas ar net depresija. Iš tikrųjų, nepakankamas reikalingų medžiagų kiekis ankstyvajame amžiuje gali sukelti net ir lėtą ar ribotą užkrūčio liaukos augimą ir tokiu būdu gali pažeisti normalų limfocitų kiekį bei funkcionalumą. Ir štai kodėl svarbu yra subalansuota mityba, kurioje pakankamai maisto medžiagų, vitaminų bei mineralų. Ir visas šitas savybės turi mūsų Great Kids. Iš tikrųjų labai skanus, vartoju net ir aš. Ir dukrytei duodu, pati net pasiima, ateina, sako, mano įpilk padaryk, nes iš tikrųjų labai vaikams mėgstamas saldus, malonus skonis, nors nėra nei lašelio cukraus. Ir kada reikalinga vartoti vaikams Great Kids? Kai jaučiamas greitas nuovargis, kai vaikas yra hiperaktyvus, jam sunku susikaupti mokantis, jeigu vaikui reikia nuolatinio dėmesio, tai iš tikrųjų Great Kids padeda prie nervų sistemos vystymosi, sumažina sudirgimą, padeda gerai prisitaikyti vaikui prie naujų sąlygų. Taip pat Great Kids puikus pagalbininkas esant miego sutrikimams. Jeigu, tarkim, vaikas miega neramiai, atsibunda naktį, jeigu vaikui atsiranda įtampa, iš tikrųjų Great Kids ją numalšina ir švelniai atpalaiduoja, padeda nusiraminti ir greitai užmigti. Taip pat padeda prie esant virškinimo problemams. Jeigu vaikas dažnai serga, jeigu yra mokymosi problemos, apetito stoka, tiesiog sužadina apetitą ir vaikas tikrai daug noriau valgo jūsų pagamintą maistą. Iš nevalgiuko tampa valgiuku. Tai va tiek apie Great Kids. Ir dar vienas mūsų produktas, tai yra Rejuvenate, kuris išlygina veido odą, mažina mimikos senatvės raukšles. Tai yra unikalus serumas, kuris atstoja daugelį veido priežiūros priemonių. Suteikia odai švelnumą, drėkina, tonizuoja odą. Poveikį pajaučia jau per pirmą savaitę vartojant. Ir iš tikrųjų sumažėja giliosios raukšlės, palyginus tam tikras nuotraukas prieš vartojimą ir po ilgesnio šito serumo vartojimo pokytis yra akivaizdus. Tai va, kaip ir minėjau, naudojant Rejuvenate nereikia daugelio kosmetikos priemonių. Ir padeda Rejuvenate išvengti dehidratacijos, kolageno bei elastino stokos, nes visa tai yra odos senėjimo priežastis. Iš šias priežastis dar įeina ir toksinai, mūsų odą veikia aplinka, kaip pavyzdžiui ultravioletiniai spinduliai, darbas prie kompiuterio, kai kuriems ir gyvenimo būdas, kaip pavyzdžiui rūkymas. Ir pagrindinė sudedamoji dalis šito serumo yra goji uogos. Ir ne vien tik uogos, bet pagrinde tai yra kamieninės šitų uogų ląstelės, nes naudojama ne pats augalas,
o augalo ūgliai ir šaknų galiukai. Ir tai yra išskirtinis kamieninių ląstelių bruožas, kad jose yra didelė koncentracija tų veikliųjų medžiagų, kurių nėra įprastų subrendusių augalų audiniuose. Ir kamieninės ląstelės yra nepaprastai biologiškai aktyvios ir naudingos. Jose gausu nukleorūgščių, aminorūgščių, vitaminų, mineralų, fermentų, gerina ląstelių kvėpavimą ir patekę į žmogaus odą aktyvuoja mūsų pačių kamieninės ląsteles, kurios virsta fibroblastais, o tie savo ruožtu gamina kolageną ir elastiną. Ir būtent Rejuvenate atlikus klinikinius tyrimus paaiškėjo, kad padidėja odos glotnumas, elastingumas, netgi odos drėgnumas. Geriau įsisavina visus kitus produktus. Ir kaip minėjau, kompanija Bepik ne tik mums suteikia gyventi sveikiau ir kokybiškiau, tačiau suteikia ir verslo galimybę uždirbti. Ir uždarbis yra pakankamai greitai įsisavinamas ir supažindinsiu būtent su visais pagrindiniais uždarbio būdais. Kompanija nors turi tik tais 5 produktus, tačiau turi ir labai itin gerą uždarbio galimybę strategiją, kurios net 3 uždarbio būdai yra skirti naujai užsiregistravusiam žmogui. Tai va šiek tiek po truputį supažindinsiu su visais 7 uždarbio būdais. Tai pirmiausia, didžiulis pliusas yra tas, kad šioje kompanijoje galima startuoti, užsiimti poziciją su minimalia suma. Tai startinis paketas, tarkim, nuo $25, tačiau jis fiksuoja tik poziciją. Idealiausia yra startuoti su lyder paku, kurį, tarkim, sudaro 70 taškų ir juos mes matome savo kabinete. Tai dažniausiai yra perkama Elevate ir Accelerate mūsų pagrindinių ir dažniausiai naudojamų produktų kompleksas. Iš tikrųjų, lyginant su kitomis kompanijomis, tai išskirtinumas yra didžiulis, nes kai kuriuose kitose kompanijose mažiausias startinis paketas prasideda nuo $90 ar net daugiau. Tai čia mes turime idealias galimybės. Taigi, kaip ir minėjau, galima startuoti 3 būdais su $25 startiniu paketu, tai net nestartinis paketas, tai yra produktas. Galima produktą įsigyti už $50, bet kaip idealiausia už $90. Ir mūsų startavimas būtent prasideda nuo įsigijimo asmeninės svetainės, tai yra asmeninio kabineto, kuris kainuoja $19.95. Tai yra vienkartinis mokestis ir pradėti verslą su $20 suma iš tikrųjų labai gali kelti net ir juoką. Iš tikrųjų labai maža investicija. Taigi žiūrime toliau, yra kliento bonusas. Daugelį kompanijų pagal jų pateikiamą marketingą būna, kad kliento bonusas siekia geriausiu atveju 20 ar net 40% uždarbio. O pas mus, jeigu klientas registruojasi kompanijoje, perka produktus, mes gauname 50% nuo jo pirkimo, bet gauname būtent taškų. Tai tarkim, jeigu klientas perka vadinamą lyder paką už $100, tai mes gauname 50% nuo šių taškų. Kitas bonusas yra greito starto bonusas. Jeigu jūs užsiregistruojate su lyder paku
ir pasikviečiate naują narį, jis taip pat užsiregistruoja ir perka vieną iš šitų pasirinktų paketų. Jeigu perka patį mažiausią už $25, jum iš karto nuo greito starto grįžta $12,5. Jeigu perka už $50, jum grįžta $25. Ir jeigu perka Leader paką, kuris atveria visas bonusų galimybės, tai jum iš karto į kabinetą patenka į elektroninę piniginę $35. Iš tikrųjų labai puikus uždarbio būdas ir aišku, šis galioja tik tais vieną kartą, kai naujas narys daro pirmąjį savo užsakymą. Kitas bonusas yra binarinis. Binarinis, ką tai reiškia, kad tai yra dvi šakos, į kurias registruojame savo komandos narius ir nuo jų pirkimų, nuo jų užsakymų kaupiasi taškai, jie fiksuojasi kas savaitę ir esant žiūrima į mažesnės šakos apyvartą ir nuo jos galima gauti iki 20% uždarbio. Tai tarkim, jeigu mažesnėje šakoje yra 250 taškų tą savaitę, dauginama iš 20% ir jums tos savaitės uždarbis yra $50. Binarinis bonusas didesnę naudą teikia, jau turint sukūrus didesnio žmonių komandą struktūrą ir supažindinsiu jūs su greitesniu būtent bonusu, kuris skirtas naujokui. Dar kitas bonusas yra sponsorinis bonusas. Tai nuo kiekvieno jūsų asmeniškai pakviesto žmogaus, nuo jo užsakymų, nuo jo apyvartos, jūs gaunate 20% premijos. Dar yra generacijų bonusas, jis taikomas pasiekus sidabro kvalifikaciją ir iš tikrųjų tai yra išskirtinis bonusas, kurių nelabai kas turi kitos kompanijos ir kai prasideda nuo generacijos. Tai iš tikrųjų šitą bonusą kol kas neišsiplėsiu, nes supažindinsime kitose mokyklose. Žiūrėkim toliau, dar yra globalaus fondo bonusas, kai visi partneriai turintys deimanto kvalifikaciją gauna būtent 2% nuo viso pasaulio surinktos kompanijos apyvartos. Yra verta kur stiebtis. Ir štai čia jūs matote greičiausią ir efektyviausią bonusą, kurį žmogus gali uždirbti jau net ir per pirmą mėnesį. Ir pakankamai lengvai ir greitai. Aišku, nes kai pajauti produkto kokybę, rezultatus, norisi dalintis ir tokiu būdu mes plečiame savo komandą. Tai šito bonuso esmė yra ta, kad jūs susiregistruojate į kompaniją, pakviečiate 2 žmonės. Jie užsiregistruoja ir taip pat pakartoja tą patį, ką ir jūs. Pakviečia po 2 žmonės. Tokiu atveju per tą pirmą mėnesį jūs uždirbate $100. Jeigu tą patį pakartojate pagal formulę 3x3, tai yra, kad jūs užregistruojate 3 žmonės ir šitie žmonės užregistruoja arba jūs padedate jiems užregistruoti po 3 žmonės per šitą pirmą mėnesį, jūs gaunate $300. Jeigu tą patį pakartoja su 4, 4 po 4, jūs tą mėnesį gaunate $500. O jeigu šitai padaro po 5, jūs pakviečiate 5, tie 5 pakviečiate kiekvienas po 5 arba padedate tai padaryti jūs uždirbate $700. Ir tai yra puiku tuo, kad tai nereiškia, jog turite kiekvieną mėnesį kviesti visiškai naujus žmonės. Į šitą gyvenimo stiliaus bonusą užsifiksuoja, jeigu jūs pakviečiate žmogų, jis pasidaro užsakymą ir sekantį mėnesį jis taip pat daro užsakymą. Tai jis tokiu pakartotiniu užsakymu prisideda prie jūsų gyvenimo stiliaus bonuso. Ir žinoma, reikia savo žmonės išmokinti, duplikuoti jūs ir daryti tą patį. Tada jūs stabiliai gausite vieną ar kitą išmokos dydį.
Panagrinėkime detaliau, kas yra, kaip atrodo, tarkim, naudojant būtent 2x2 formulę pagal gyvenimo stiliaus bonusą. Taigi, pirmą mėnesį jūs užsiregistruojate, pakviečiate 2 žmonės ir tie 2 užregistruoja dar po 2 žmonės. Jums sumokama už 2x2 įvykdymą $100. Tačiau, kadangi jūs pakvietėte dar 2 asmeninius žmonės, jūs gaunate greito starto bonusą po $35. Tai bendra suma šitą mėnesį jums $170. Ir tai jau jums sugrįžo pinigai už patį produktą. Žiūrėkime toliau. Jeigu jūs padarėte tą patį antrą mėnesį, jūs uždirbate $121, jeigu trečią mėnesį $150, būtent tuo atveju, jeigu kiekvienas iš jūsų pakvietęs 2 žmonės ir tie 2 žmonės pakviečia dar po 2 žmonės per vieną mėnesį arba daro pakartotinius užsakymus, tada jūsų uždarbis gerokai didėja. Taigi 4 mėnesį jūs tokiu būdu uždirbate $210, 5 mėnesį $360, 6 mėnesį $775, 7 $1875, 8 mėnesį $3672, 9 mėnesį $7250, kas žiūrim 10 mėnesį jau netgi 14400, 11 mėnesį $28750 ir po metų jūs jau 12 mėnesį būnat uždirbęs $57330. Ir aišku, jeigu tai yra laikomasi sąlygos, kad per vieną mėnesį kiekvienas pakviečia po 2 žmonės. Ir tie 2 dar po 2. Ir prie viso šito dar dedasi sponsoriaus bonusas, kuris siekia net $83,000. Jeigu tai pakartotumėt pagal formulę 3x3, tai jūsų uždarbis gautųsi dar didesnis. Kas yra gerai, kad šitoj kompanijoje kvalifikacijos priklauso ne nuo jūsų, ne po jumis esančių žmonių kvalifikacijų, tačiau nuo jūsų pačių ir nuo struktūros uždarbio, tai yra apyvartos taškų. Tai labai geras išskirtinumas. Ir būtent nuo šitos galimybės kurti verslą su BeEpic kompanija jūs skiria vos $19.95, nes tik tiek kainuoja asmeninis kabinetas, už kurį mokame mes vieną kartą, o visa kita yra produktai, kuriuos jūs vartosite ir jausitės vis geriau. Taigi galimybės yra didžiulės ir jei dar nesate užsiregistravę į mūsų komandą, tai kviečiu ilgai nedelsti ir būti vieniems iš pirmųjų. O dėl prisijungimo į kompaniją kreipkitės į jūs pakvietusi asmenį. Ačiū Jums, kad klausėte ir dalyvavote.